Nu ką, sveiki, labas iš ryto, veidukas aptinės, nieko tokio, šypsena veide, kavelių papildymas padarytas, esam šiuo metu vėl toj pačioj degaliniai, šiandien antra diena, vakar užturėjom normaliai tripą, 3 vietos, 3 kelionės, sakykim, 3 skirtingi pointai, VIP pointai, pasižiūrėjom, viskas normaliai, parvažiavom, užtrukom, jeigu neklystu, 16 valandų, kažkas tokio, pamiegojom kelias valandas. Dabar Norvegijoje turim lygiai 8 ryto, užsipilam kuro kainas vėl galit pažiūrėti čia, viskas panašiai kaip vakar, gal skiriasi 1-2 kronom, bet nieko, šiandien nauja diena, saulutė vėl šviečia, biški vėsų, matote jau sustriukutė šiandien, irgi važiuojam šiandien visai į kitą Norvegijos pačią, sakykime, apačią, nuo Oslo į pačią apačią, jeigu žiūrint žemėlapį tiesiai prieš akis, tai važiuojam į pačią apačią. Ir paskui susitiksim ten jau tuose VIP pointuose. Šiandien labai daug nešnekėsiu, daug bus važiavimo, daug autostrados, tai tikrai nebus labai ten gamtos daug, bet aš manau, kad vis tiek rasim ką parodyti. Buvau atvažiavęs lygiai prieš metus, sakykim, tai čia nebuvo supilta nieko, čia nebuvo jokio, čia pažiūrėkit, supilta akmenys tipo, yra akmenų išasfaltuota, žmogus gali vos ne su mašina važiuoti, nu realiai čia gali su mašina, tikrai tilpsi su mašina, į kiekvienas valtelės atskirai nulipimas padarytas, wow, ir ten jau baigė padaryti spa, čia restoranas, tuoj prizuminam, čia restoraną padarė. Geras, man patinka Norvegija. Wow, ant kiek su žmonėm rūpinasi, ant kiek jie kultūringi yra. Wow, gražu. Jūra, ten Oslas toj pusėj, visa sostinė. Tai tie va laivai, kur pirmai filmavom, tai va tie laivai čia, kaip suprantu, plaukia kruiziniai. O čia va, supilta iš akmenukų, aplinkui, va, ramybė, faina, tikrai faina. Nice. Čia irgi, va, tualetai visokie padaryta, atvažiuot parkingas, va, pasėdėti vienoje pusėje. Skėtukas, tai čia jau čia pridės pilna irgi tam tų visokių restoranėlis, viską. Einam. Nieko kitaip nebus. Gal ne su kėdais reikėjo atvaryti kaponui, bet ne. Kažkai visą laiką savo didėlis grinom kojom. Jie neturėjo artimų, jie gynė meilę iš namų. Visi juda šią žemę. Atsikėliau, tie žmonės girdžiu šneka. Viso, šiandien čia. Oras fainas. Jūs tik pažiūrėkit. Super atrodo. Super. Oi. Aš kaip dzukeliai tai einu, o kiti kaip ne dzukeliai tai eina. Tai čia va savo pakraščių, automato apsauginis, kaip vadovėje. What are you doing? Why are you doing? Vipu? Skardžius. Super. Labai tikrai įdomu važiuoti, pasivaikščioti. Čia galima puikiai atsisėsti, pasitiesti pleduką, pasikepti griliuką kažką. Arba čia galima viduj ten įsirengti. Aš ten balyti, bet vasarą nemanau, kad tenai būtų. Tiesiog, kad ir čia, sakykim, kaip pavyzdys. Va, atsisėdu ir va savo, žiūrėjau. Čia užuovėje šiokia tokia, čia daiktus gali laikyti, moterį ant kėdutės. Ir labai puikiai viskas. Tyla, ramybė, tik vandenynas, jūs
ir jūsų artimas žmogus. Lemba, faina, tikrai. Labai gražiai sugalvota. Autobusą dėk. Oi, tai nėra maži. Irgi. Tokio dydžio. Viskas nauja. Aišku, gal šlapia biškį užpakaliu, bet... Oi. Oi. Baby, the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids say that. Gal dėl to, kad anksti yra, ar dėl to, kad čia dar tikrai nepadaryta viskas iki galo, bet labai faina. Va, aišku, čia yra baisiai gilu, čia baisiai gilu, matau dugną, tikrai bus 5-6 metrai, tai tikrai. Tai va, išsimaudai, iššokai, užlipai kopėtėlės. Čia atsisėdai, su žmona praleisti laisvalaikį. Manau, kad labai faina. Nuo Oslo yra apie valandą kelio, kažkas tokio, grubiai neskaičiavom ten. Tiesiog važiavom, geriam kavą, mėgavomės akimirką ir viskas. Tai labai faina, unikali, tyli vieta, vandenynai, laivai. Karaliaus kepurė dar šiandien turim vieną nuvažiuoti, vieną vietą. Ir kita vieta yra pasaulio pabaiga. Ačiū už jūsų palaikymą, laikus ir taip toliau. Lauksiu iš jūsų subscribe ir susitikime naujam mūsų lankytinos vietos taške. Visi juda šią žemę, vieni čigonų vežime, kiti ant asilo raiti. Nu ką, mano myli draugai, pagaliau atvykom į antrą savo lankytiną vietą. Čia už mano nugaros yra pasaulio kraštas, pasaulio pabaiga. Kas kaip nori, tas taip vadina. Į navigaciją reikia vesti pasaulio pabaiga. Taip vadinasi angliškai. World End. Nereikia užtrukutės ant viršaus. Turim mašiną bent rodo 18+. Tai su kava, su papildymu kuro ir taip toliau. Tai važiavom beveik 2 valandas, 140 km. Porą avarijų buvo matėm, tai eismas buvo biškai sutrikęs. Dabar kelsimės ten, už mano nugaros, ten, kur yra tas restoranas, matot, ten yra restoranas. Žinau, kad ten yra prabangiai pavalgyti, taip toliau, esu buvęs. Tikrai matęs meniu pasižiūrėti, dėl smalsumo. O dabar viskas, ką, sukam kamerą į kitą pusę, čia matot jūrą, ir eisim į tą pusę, parodysim tada jau tik vaizdus, jau manęs nematysim. Čia, kaip ir minėjau, yra tas restoranas. Čia darbuotojų, kaip suprantu, mašinas. Galima, kiek žinau, eiti į tą pusę. Galima eiti čia žemyn. Ir ten žemyn. Ten yra varpas, man atrodo, jeigu neklystu. Bet neužilgo. Nu, eisim į visas pusės. Einam, pažiūrėsim, kas yra čia. No one's around to judge me. I can see clearly when you're
Nu ką, mano mylėjai draugai, turime 2 valandą dienos. Startas kaip ir buvo 7 ryto, kaip ir buvo planuota. Bet žodžio esmė yra tokia, kad aplankėm tą pasaulio kraštą, visus tuos vaizdus jau matėte. Viskas labai faina, man labai keista, kad tiek daug žmonių. Paskutinius 2 kartus, kaip čia buvau, tai tikrai tiek žmonių nebuvo. Vieną kartą buvau pavasarį, kitą kartą buvau žiemą. Tai žiemą nuėjom tik tais iki lieptuko, o šiandien nuėjom iki pačio galo. Visas tas apvaikščiojimas, filmavimas, fotografavimas, pačilinimas, kaip aš sakau, tos ramybės, pasikrovimas, to gryno oro, tai 2 valandas užtrukom. Dabar next stopas bus šitas Karaliaus kepurė. Tai Karaliaus kepurė dabar nuo šitos vietos turim 140 km, 2 valandos 12 minučių. Tai ten važiuosim. Sustojom Dramene. Čia yra lietuviškų kebabų pasirodo. Net nežinojau šito dalyko. Bet labai skaičiau komentarus Google'ės. Ten tuos atsiliepimus, įvertinimus. Blemba, tai labai geri tipo įvertinimai. Tai atvažiavom, sukom paragaut. Didelis kebabas lavaše, 200 kronų, mažas 179, kiauliena mėsa arba vištiena. Tai užkasim, suvalgysim, paragausim lietuvišką kebabieną. Pati lietuvė dirba, keista lietuviškai šnekėt. Labai keista, labą dieną. Kokio kebabo norėsit, labai keista. Tai va, tai žodžiu, esam pusiaukeliai, esam Dramene, tai dabar parvažiavam iš tos pusės nuo tos jūros ir važiuosim tiesiai į kitą pusę link namų. Dar mums iki 3-osios lankytinos vietos tikslo liko 57 km, navigacija rodo 58 minutės, nu tai apvalinus valandą. Tai va, ten užvažiuosim ir jeigu kažką įdomaus, gražaus pamatysim pakeliui, tai būtinai pafilmuosiu, būtinai jums parodysiu ir viskas. O dabar žiūrim ir nekantraujam sulaukti 3-osios lankytinos vietos. 140 km, 2 valandos 37 minutės įveiktos pagaliau. Oras vis dar mus lepina. Čia žmogus su parašiutu šoka. Užlipsim ir mes į viršų parodysim. Šitais laiptukais užlipi ir matosi visas miestelis, visi fjordai, ten tie ežerai vadinami ir taip toliau. Tai va, tai žodžiu, tai kelionė ilga. Tuo pačiu užsukom, paragavom mūsų mylimam Dramene kebabų lietuviškų. Pakalbėjom su lietuvėm, merginom. O dabar ką, lipam į viršų, parodysim vaizdą iš viršaus. Ir tada laukia 79, nu tai 80 km liko iki pačių namų, tai yra Oslo. Pažiūrėsime kartu visi per ekranus. No one said it happened this fast, but it's hard to make a good thing last forever. Čia, šitam, vadinkim garažiukį, palipėliai. Žinau, kad būna ožkos. Skaičiau internete, kad būna daugiau čia rūšių ir miškų. Pačiam savo akim tikrai neteko matyti. I can't listen to more reasons why I should have let no more girl pass me by. My friends tell me, oh no, it's no good, but I'd stop it, oh yeah, I could. I just want to hear all the right reasons why my heart changes with every season. Take me up forward. Here comes the sun, here comes the rain. Take me up forward. Mano mylėjai draugai, važiavome namo, bet kadangi vairuoju aš pats, savo mašiną turiu Norvegijoje, tai nusprendžiau, kad sustot labai noriu dar vienoje stotelėje. Tai užvažiavom į Holmenkollen kalną, kur žiemą vyksta visokie turnyrai ir taip toliau. Čia žmonės sportuoja, visokios sporto šakos būna. Esu čia daug kartų buvęs, esu ne vieną kartą girdėjęs Rocky Balboa muziką ir taip toliau, kaip čia žmonės bėgioja laiptais. Iš šono visai juokingai atrodo, bet iš tikrųjų tai labai šaunuoliai, kad jie stengiasi ir siekia savo tikslų ir daro tai. Tai vat, atvažiavom čia, pabandysim užlipti į viršų tais laiptukais.
arba tiesiog pasižiūrėti ir taip toliau, nes biškai spaudžia laikas, kadangi kolega šiandien skrenda namo į Lietuvą, o aš lieku čia, kadangi čia gyvenu. Tai va, žodžiu, tai už mano nugaros matote žymiuosius norvegiškus laiptus. Čia yra tikrai jų nemažai, keli šimtai. Tiksliai nežinau, bandžiau vieną kartą skaičiuoti, bet ties viduriu pamečiau skaičių. Va, prašau, šitie laiptai. Tikrai labai gražu, sutvarkyta gamta, su mašina prie pat galime privažiuoti. Čia pasilieki mašiną, šiukšlinės viskas, suoliukai, čia 1, 2, 3, 4. Čia net su staliukais yra, va, staliukai yra, galima tikrai atvažiuoti, praleisti laiką. O patys stipriausi atvažiuoja čia pasportuoti, pabėgioti, palaipioti ir taip toliau. Čia vieni laiptai, kur laipioja žmonės. Tai va ten ir esu matęs sportuojančius. Kiek laužų, kaip rykščiuoja aplink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Tarp laužų, tarp beržų, tu mane prisimink. Prie kiekvieno buvau pasidėjęs katais. Su draugais dainavau ir mąsčiau su draugais. Nuo kiekvieno širdį, kaip pirštelę nešu. O mane ar girdi, prie laužų, prie beržų. O mane ar girdi, nesakyk, kad toli, nesakyk, pamiršai. Jeigu aš patirti, kai liepsnoja laužai. Ką, mano mėlyjei draugužiai, šiandien nuvažiavom 410 km, esame prie šito kalno, bet nuo šito kalno iki namų yra apie 10-15 minučių kelio, tai jau tų kilometrų net neskaičiuojam. Tai šiandienos tikslas įvykdytas, plus viena šita vieta, į kurią net neplanavom važiuoti, bet kadangi kolega šiandien naktį išskrenda jau į Lietuvą atgal, baigėsi atostogos 2 dienų, tai esmė yra tokia, kad šiandien visi tikslai pasiekti, viską pasiekėm, viską padarėm, bendroj sumoj nuvažiavom 410 km, aplankėm visas 4 vietas atskirai parašysiu tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, sukelsiu postus, nuotraukas, YouTube'ai matot klipą ir po video aprašymų paliksiu visas vietas su visais šitais lokacijų kodais ir pašto kodais ir pavadinimais ir taip toliau. Tai galėsi tikrai žiūrėti, važiuoti, lankyti. Tikrai rekomenduoju, šitas vietas pats važiuoju tikrai ne pirmą ir ne antrą kartą. Man labai patinka jos, kiekvieną vasarą mėgstu važiuoti. Rudenį, pavasarį, žiemą nėra visiškai skirtumo, visada galima tikrai davažiuoti. Mums į pagalbą šiai kelionei tikrai padėjo Škoda ir buvo labai faina. Tai va, žodžiu. Tai ačiū visiems, kad žiūrit, ačiū visiems, kad laikinat, kad komentuojat ir taip toliau. Lauksim naujų video. Nauji video tikrai bus iš Lietuvos. Apkeliausim dar visko tikrai daug ir Lietuvos, ir Lenkijos, ir Latvijos, ir tikrai kitas dar pasaulio šalis. Ir taip toliau, kaip ir minėjau praeituose video, kad pasakau, kad sakiau, kad čia bus mano kanalas, kur aš darysiu savo vlogus. Ne kažkur kažką ten bandysiu užlipti ant pasaulio Everesto, bet tiesiog savo laisvalaikį, savo, čia kaip sakant, mano video dienoraštis ir tiek. Tai va, ačiū visiems už palaikymą, ačiū visiems už laikus. Šiai dienai tiek ir laukiam naujų video. Viso geriausio.